Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Praėjusias 2 kasdieninės manos laidas kalbėjome apie meilę, jos prigimtį ir jos poveikį. Meilė nėra baimės. Baimė numato bausmę, kas bijo, tas netobulai myli, taip rašė apaštalas Jonas. Man šie žodžiai vis dar skamba ausyse. Esu tikintis ir tikiu mylinčiu Dievu, tačiau jei tas mylintis Dievas, pasak Jobo draugų, kurie atėjo paguosti savo draugą kančioje, naudoja bausmę kaip atlyginimą už mano nemeilę, turiu būti sąžiningas, aš atsiduriu kryžkelėje. Arba aš turiu nustoti apie Dievą kalbėti kaip apie mylintį Dievą, arba pripažinti, kad jis išties valdo šį pasaulį prievartą. Ar Dievas baudžia žmogų? Jei taip, vadinasi, jis reikalauja iš mūsų nemeilės, o paprasto paklusnumo, už kurio sulaužimą seka bausmė. Jėzus priešingai kalbėjo apie tai, kad jam reikia iš mūsų meilės. Dievas yra meilė ir niekas kaip tik meilė negali būti tinkamas atsakas į Dievo meilę. Taigi, kaip čia yra iš tikrųjų? Juk apie baudžiantį Dievą kalba tie patys krikščionys, kurie skaito Bibliją. Kiek energingų pamokslų yra išsakyta apie pragaro ugnis, kiek raginimų buvo išreikšta, kad nusidėjėliai nusigręžtų nuo savo blogų poelgių ir taip išvengtų bausmės, amžinosios bausmės. Tačiau tie patys tikintieji taip pat ir kalba apie Dievo nesibaigiančią meilę. Žinoma, kalbant apie pragarą, galima apeliuoti į Dievo teisingumą. Jis tiesiog užmoka žmogui už tai, ką jis pasirinko savo gyvenimą. Jei buvai geras, gauni rojų, jei ne, pragarą. Tačiau man sunku matyti teisingumą, kai Hitleris ar Stalinas gauna tą pačią bausmę, kaip ir lūšnynuose užaugęs vaikas, kuris tik vogdamas sugeba išgyventi. Taigi ar Dievas baudžia? Šiek tiek istorijos. Žydų tauta buvo skirtinga tuo, kad tikėjo vieninteliu gyvuoju Dievu sukūrusiu visą visatą. Ši tauta buvo sudariusi sutartį arba sandorą su šiuo Dievu, kad jie vaikščios jo keliais ir jis bus jų ganytojas bei karalius. Tačiau žmonių širdis lengvai apgaunamos. Žmonės buvo suvilioti ir kitokių galimybių, tai yra kitų dievų. Jie sulaužė tą susitarimą, tą sandorą. Tačiau Dievas taip lengvai žmonių nepaliko. Jis siuntė pranašus, kurie kalbėjo apie tai, kad jei tauta nesigręš į Dievą, jų laukia Dievo bausmės. Jeremijo knygoje skaitau: Aš nubausiu jūs pagal jūsų darbus. Tai viešpaties žodis. Jeremijo knyga 21 skyrius 14 eilutė. Viena iš tokių bausmių buvo Babilono karaliaus kariuomenės invazija. Galima būtų pasakyti, kad štai čia yra akivaizdus įrodymas, jog bausmė egzistuoja, jog Dievas baudžia savo žmones. Tačiau leiskite pačiai Biblijai paaiškinti, ką jinai turi omenyje, kada kalbama yra apie bausmę. Taigi, kaip Dievas nubaudė nepaklusnę žydų tautą ir jų sostinę Jeruzalę. 3 Judo karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius Nebukadnecaras atžygiavo į Jeruzalę ir ją apgulė. Viešpats atidavė Judo karalių Jehojakimą drauge su dalimi indų iš Dievo namų į jo rankas, o tas išgabeno juos į Šinaro šalį ir padėjo indus į savo dievų iždą. Danieliaus knyga, 1 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Kaip Dievas nubaudė žydų tautą? Jis nubaudė ją palikdamas. Žmonės pamiršo, kad jie buvo saugus tik dėl to, kad Dievas juos saugojo. Jie buvo silpna tauta gyvenanti pasaulio kryžkelėje, labai komerciškai naudingoje vietoje, per kurią ėjo pagrindiniai komerciniai keliai jungiantis Aziją su Afrika. Ne viena tauta norėjo kontroliuoti šį regioną. Nusigręždami nuo Dievo ir sulauždami sutartį, žydai parodė, kad nori tvarkytis vieni ir Dievas juos paliko. Tegul, tvarkykitės vieni. Nuodėmė yra nusigręžimas nuo Dievo, o bausmė yra palikimas žmogaus likimo valiai. XFM. Kas man ryto rasa išdžius, kas man vėjas laukų jis praeis, kas man pievų gėlė ir pavys, kas man paukštis dangaus jis nutūps. Kiekvienas kūnas tarsi žolynas ir visa jo garbė, kaip žolyno žiedas sudžiūna žolynas ir žiedas nubyra, tik viešpaties žodis lieka per amžius. Tu pasilieki, o Jėzu, gyvu ir amžinu Dievo žodžiu, ir tavo grožis, ir tavo meilė
niekad nepraeis, niekad nepraeis, niekad nepraeis, niekad nepraeis, niekad nepraeis. Kas man grožis kalnoje sudils, kas man jūrų gelmėje išdžius, kas man žemės dukra į dulkę sugrįž, kas man žvaigždės dangaus jas užges. Kiekvienas kūnas tarsi žolynas ir visa jo garbė, kaip žolyno žiedas sudžiūna žolynas ir žiedas nubyra, tik viešpaties žodis lieka per amžius. Tik tu pasilieki, o Jėzau, gyvų ir amžinų Dievo žodžių jėga, ir tavo grožis, ir tavo meilė, ir tavo šlovė niekad nepraeis, niekad nepraeis, niekad nepraeis, niekad nepraeis, niekad nepraeis. Kas man vėjas laukų jis praeis, kas man pievų gėlė pavys, kas man paukštis dangaus jis nutūs. Kasdienė mana. Antroje metraščių knygoje 36 skyriuje nuo 15 iki 22 eilutės yra aprašyta istorija, kodėl Dievas ištrėmė žydus į Babiloną. Dievas atidavė žmonės todėl, kad jie nusidėjo. Panaši mintis yra vystoma ir laiške romiečiams, aš skaitysiu 1 skyriaus nuo 18 eilutės. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedėvystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužė neteisingumu. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmananti jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, jie tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančios žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyriškiai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir jiems būdavo jais pačiais už iškrypimą vertai atmokama. Jei jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimų ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos ir apkalbų. Jie Dievo nekenčiami šmeižikai, akiplėšos, išpuikėliai, pagirūnai, išvadingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi, nors žino Dievo sprendimą, jog visą tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Laiškas romiečiams 1 skyrius nuo 18 iki 32 eilutės. Ar pastebėjote, Dievo rūstybė pasireiškia tuo, kad Dievas žmogų apleidžia. Jis palieka, jis leidžia gyventi gyvenimus taip, kaip jie nori.
Visas tas atpuolimas bei iškrypimas yra ženklas, kad Dievas žmonės apleidžia. Jis leidžia žmonėms gyventi taip, kaip jie nori. Ir toks Dievo apleidimas yra bausmė. Dievas nebaudžia už kiekvieną mūsų elgesį, jis leidžia gyventi su pasekmėmis. Ir jeigu mes laiku nesustosime, tos mūsų nuodėmių pasekmės nuneš mus toliau, nei Dievas gali mus susigrąžinti. Faktiškai, mes patys save nubaudžiame. Tas pats žodis atidavė arba paliko, kuris taip dažnai buvo naudojamas anksčiau skaitytoje citatoje iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, yra randamas ir kalbant apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Jėzaus šūkis ant kryžiaus kaip tik tai ir iliustruoja. Prieš pat mirtį Jėzus pasakė: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jėzus mirė ne todėl, kad Dievas nubaudė jį, atimdamas iš jo gyvybę. Jėzus mirė, nes iki dugno išgėrė nuodėmės prakeikimo taurę. Tas prakeikimas yra Dievo pasitraukimas. Kadangi mes patys iš savęs negalime gyvybės palaikyti, tai Dievo gyvybės šaltinio pasitraukimas mums reiškia mirtį. Taigi, ar Dievas baudžia? Auklėja. Galbūt geriau panaudoti būtų šį žodį. Dievas mus moko ir auklėja, kaip tai daro mylintys tėvai. Tokia auklyba yra meilės požymis. Jis tikrai nebaudžia mūsų už kiekvieną mūsų netinkamą poelgį. Greičiau, mūsų pačių netinkamas poelgis įneša sumaištį ir chaosą, kurie patys iš savęs brandina karčius vaisius. Dievas priešingai rodo meilę mums, kai mes maištaujame ir elgiasi su mumis kantriais, nenorėdamas, kad kas nors žūtų, bet kad kiekvienas turėtų amžinai gyvenimą. Tas pats apaštalas Paulius savo laiške romiečiams 2 skyriuje 4 eilutėje sako, kad Dievo gerumas skatina mus keistis, o ne bausmės nuojauta. Užkietindami širdis mes atstumėme Dievą, kol galiausiai Dievas mus atiduoda mūsų pasirinkimams, kurie veda mus į pražūtį. Kaip tik dėl šios priežasties aš netikiu, kad yra pragaras. Už nuodėmės Dievas, gyvybės davėjas, apleidžia užkietėjusį nusidėjėlį ir jis tiesiog miršta. Tikėti pragaru ir amžinai besikankinančiais nusidėjėliais tai piešti tokį Dievo charakterį, kuris prieštarauja Biblijai ir Dievo savęs apreiškimui. Tikėti pragaru tai tikėti, kad Dievas antgamtiniu būdu stebuklingai palaiko nusidėjėlio gyvybę tam, kad jis patirtų didesnę kančią. Tai nemylintis Dievas. Izaijo knygoje 33 skyriuje 14 ir 15 eilutėje randu tokius žodžius. Nusidėjėliai dreba Sione, šiurpulys krečia bedievius. Kas iš mūsų valios ištverti pleškiančią ugnį, kas iš mūsų atlaikys amžinasias liepsnas? Tas, kuris gyvena pagal teisumą ir sako tiesą, kas iš skriaudos nenori išspausti savo pelno, kas atsisako priimti papirkas, kas užsikemša ausis, kad negirdėtų kalbant apie žudymą ir kas užmerkia akis, kad neregėtų pikta. Izaijo knyga, 33 skyrius 14 ir 15 eilutė. Čia Izaijas sako, kas gali gyventi ugnyje, tik tais tie, kas yra tyros širdies. Tai, kas Dievą mylintiems yra didžiausias džiaugsmas ir palaima, Dievą atmetantiems yra mirtis. Kai ateis šio pasaulio pabaiga, Dievas nieko nenaikins ir nebaus. Jis apleis, paliks tuos, kurie jį atmetė ir pasiliks su tais, kurie jį pasirinko. Jis gerbs žmonių pasirinkimą. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.